Laidą pristato Knauf Infocentras, skambink, sužinok, remontuok. Uždaroji akcinė bendrovė Kadastras. Šią savaitę jau 7. kartą rengiamos parodos individualių namų architektūra atidaryme buvo paskelbti 6 tradicinių parodos nominacijų nugalėtojai. Pasak organizatorių, šiemet paroda pasižymėjo ne tik rekordinių darbų skaičiumi, bet taip pat suteikė puikią progą susipažinti su šalies individualių namų architektūros tendencijomis. Projektų yra 198. Neapsiribosime vien tik tai Lietuvą, išleisime katalogą, kuris bus platinamas įvairiose šalyse. Kartu ir populiarinam Lietuvos vardą, Lietuvos architektūrą ir galim tikrai pasidžiaugti, kad po kiekvienos parodos nemažai architektų sulaukia dėmesio padirbėti įvairiose užsienio šalyse. Parodos atidarymo metu geriausiams darbams buvo įteiktos parodos Oskarais tapusios Vitruvijaus statulėlės. Tai vienas garbingiausių apdovanojimų Lietuvos architektams. Dėl šio įvertinimo architektai stoja į žūtbūtinę kovą ir yra pasirengę ne 1 metų išbandymams, kol pasieks savo tikslą. Viena iš geriausios individualaus namo realizacijos nominacijų laimėtojų, Vida Višniauskienė, džiaugiasi, kad jos ir Viliaus Adomavičiaus komanda laimi nebe pirmą sykį, o savo sėkmės receptų įvardijo paprastumą. Kadangi yra namas gamtoje, mes tengiamės, kad jisai neiškristų iš konteksto, kad nebūtų pompastiškas, per didelis, kad atitiktų šio laikmečio dvasią ir kartu labai organiškai įsiliejantis į kraštovaizdį. Parodoje eksponuojamus darbus galima apžiūrėti verslo centre Green Hall. Paroda čia veiks visą gegužės mėnesį. Per paskutinius 6 mėnesius įvyko įdomių pokyčių tarpbankinių palūkanų normų rinkoje. Ir mes pažymėtina tai, kad matome, tarkim, litų palūkanų normoje didžiulį pokytį, o tai yra aktualu visiems paskolų gavėjams, kurie paskolas yra pasiėmę litais. Tai šiuo atžvilgiu įdomu tai, kad litų palūkanų norma tarpbankinė nuo 8% prieš 6 mėnesius nukrito iki 2% šiandien. Iš kitos pusės, euro palūkanų norma demonstruoja stabilumą ir jinai išlaiko savo lygį 1% lygyje. Tai vėlgi tai yra aktualu būstų eurais kreditų gavėjams. Tai iš tiesų šiandien yra geras momentas pagalvoti, ar nevertėtų turimas kredito sutartis ir juose numatytas palūkanų normas užfiksuoti šiandien dieną esančiomis palūkanų normomis tam, kad pradėjus kilti toms palūkanų normoms, kas neišvengiamai atsitiks jau artimiausiame pusmetyje, kada tiek lito palūkanų norma jums kilti dėl didėjančios rizikos eurozonoje. Ir iš kitos pusės Europos centrinis bankas pamačius pirmus Europos rinkos atsigavimo ženklus, taip pat laipsniškai pradės didinti palūkanų normą. Ir tikrai verta pagalvoti apie tai, kad šiandien palūkanų norma yra pasiekusi patį žemiausią istorišką lygį. Aruodas LT atliktame tyrime respondentų buvo klausima, kurioje miesto dalyje vartotojai norėtų įsigyti būstą. Išsiskyrė iš viso 3 skirtingos nuomonės. 1/3 vartotojų teigia, jog jiems iš tikrųjų nesvarbu, kurioje vietoje būstas yra, kurioje miesto vietoje būstas yra, jiems svarbiausia paties objekto kaina ir pats objektas. 1/3 vartotojų būstą rinktųsi centrinėje miesto dalyje, tai yra pačiame miesto centre arba arčiau centro esančiose mikrorajonuose, arba 1/3 vis dėlto rinktųsi toliau nuo centro esančius mikrorajonus arba pirktų būstą iš vis už miesto. Vartotojų taip pat buvo klausima, kokios priežastys paskatintų juos tiesiog abejoti dėl kažkokios konkrečios miesto vietos ir iš tikro vartotojai pirmiausia akcentuoja saugumą. Jų nuomonė vienas iš svarbiausių dalykų perkant būstą yra saugus mikrorajonas ir taip pat vartotojai atsižvelgtų, kokie kaimynai gyvena šalia, kokių žmonių apsuptyje tektų gyventi.
Taip pat Aruodas LT respondentai mini, jog jiems itin svarbu, kad vieta mieste būtų tyli, rami ir kad būtų galima patogiai susisiekti su visomis miesto vietomis tiek asmeniniu, tiek viešuoju transportu.